Reikia toliau daryti įrašus į savo kanalą. Kažkaip visai dabar jau galima sakyti, baigiu išsimušti iš grafiko, žinai, teks po 2 video rašinėti, kad iki naujų metų suspėti tą 100 įrašyti, įkelti į savo kanalą. Va, tai dabar važiuoju už vairą, reikia rašyti, papasakoti jums istoriją kokią nors. Vis bandau tą dirbtinį intelektą vadinamą, žinai, programas kažkaip integruoti. Sekas labai sunkiai, bet aš manau, kad ateityje viskas turėtų gautis. Aš skaitau, kad idealiai, pavyzdžiui, kaip pirmiausiai valstybės institucijose turėtų būti integruotas dirbtinis intelektas. Daryti pirmą Lietuvoje, kad Lietuvoje išgarsėtų, reiktų, kad rinkimuose dalyvautų dirbtinis intelektas prezidentas. Pavyzdžiui, visi žmonės balsuoja, yra ten prezidentas ir yra dirbtinis intelektas. Jeigu prabalsuos už dirbtinį intelektą, vadinasi, tai dirbtinis intelektas tegul ir būna prezidento su asistentu. Išsirinkau už tą laikotarpį, žmonėms patiko ir viskas. Ir čia toks būtų eksperimentas. Čia, aišku, reiktų konstituciją pakeisti, bet iškart pasaulyje kaip inovacinė valstybė, žinai, atsidurtų priekį. Lietuva priekį, jeigu dabar paskelbtų prezidentas, kad sekančiuose rinkimuose bus įmanoma, kad dirbtinis intelektas irgi bus prezidentu. Techniškai, aišku, viską irgi reikia aprašyti, gyventi, surašyti visas formulės, bet vien, sakykime, kad su asistentu. Asistentas, dirbtinis intelektas, plus asistentas, sakysim, kad aš vadovauju, bet aš jo asistentas, tu dirbtinį intelektą, žinai, kuris žmogus visą laiką, kuris, sakykime, už jį atsako su to sprendimu kartu su žmogum, kad jis eitų iš pradžių, žinai, ne vienas. Tai va, į tą patį aukščiausią, sakykime, valstybės postą, kad visokie paskui nebegalėtų įlysti tą postą, žinai, žmogeliukai, pas kuriuos galvoji ten, žinai, neveikia, paskui kažkas varžtelio trūksta ar ką, kol suprasi, jau jis jau ten pačiam sėdi toj kėdėje, žinai, ir tyčiasi žmonių. Ką jūs apie tai galvojate? Jeigu tam jūsų lapeliai, kur jūs balsuojat, būtų įrašytas dirbtinis intelektas, žinai, vardas kažkoks ten, sakykime, prezidentas. Dirbtinis intelektas, prezidentas, asistentas, aš tą iniciatyvą tokį pasiūsti. Būtų visai įdomu. Norėčiau aš pagyventi valstybėje, kur vadovauja dirbtinis intelektas. Nes papirkti labai sunku, žinai, jam pinigų nereikia. Aišku, asistentų iškart reikia. Asistentas vis tiek įtaką daro, žinai, kaip tas, kas žmogus kontroliuoja. Iš pradžių be žmogaus sunku. Bet surašė visus pagrindinės tas įstatymus, kurių laikos prezidentas visų krypčių ir viskas, ar ką. Kiek pinigų taip išeitų sutaupyti, kiek jeigu tokių pakeisti, o tokius žmonės reiktų pakeisti, geriausiai. O toks būtų futuristinis ateities pasaulis, žinai. Iš viso viskas ateityje, kas susiję, žinai, su, aišku, praskaičiuotos didelės formulės, žinai, kad būtų tam tikri standartai, kuo greičiau įvesti, žinai, to intelekto pasauliai. Vis tiek žmonės laikos kažkokių tai moralės, etikos principų. Yra, kur nesilaiko, bet vis tiek žmonija yra, kaip savisaugos instinktas veikia, žinai, kad gamtai ištausoti viską, žinai, negi vis tiek savižudžių yra mažuma, žinai, kurie nori, kad išnyktų žmonija, žinai, arba kad netobulėtų, kad nevystytos. Tai va, ir tokių remiantis tuom visai neblogai būtų, kad
žmonės sukurtų kažką tokio ryžtingo, vat, kur ryžtas tikrai, žinai. Arba ten karas Ukrainoje vyksta, žinai, tai vat, Zelenskis galėtų sakyti, viskas, sekantis prezidentas bus vienas iš kandidatų dirbtinis intelektas, žinai. Ir mes jį dabar kūrėm, kol vyksta karas, kadangi dabar labai jo reikia, žinai, kaip saugoti žmonės nuo tų visų, žinai, mirčių, kad kuo mažiau žmonių žūtų, kaip išsaugoti savo tą valstybę, nepriklausomybę savo, nes vis tiek dabar pasaulio toks, žinai, nėra, būtų vientisas. Kažkas ateina, tau duoda malką, žinai, dar turi sakyti, kad nu, gerai, čia aš suprantu. Davėjai malkų, nu tai gerai, kad tu čia man davėjai malkų, dabar aš kažką suprantu. Nu, žiūrint, kai malkų duoti, čia, žinai, nėra malkų, čia kai žmonės žūsta, žinai, vieną, tai malkų, žinai, svarbiausia, kad savų dar daugiau žudo negu tų kitų, žinai. Šitas yra kažkoks tai sunku suvokimas dalykai, žinai. Ir apsimeta, ir visa šalis apsimeta, kad nieko nevyksta, žinai. Čia yra normalu, nes čia viskas gerai. Nieko, viskas tvarkoja, taip ir turi būti. Ir visi, žinai, bepročiai. Nu kas tai turi būti, ne kitų žmogaus norma, žinai, turėti savo būstą, savo patogumą, komfortiškai gyventi, keliauti, žinai, skaniai pavalgyti, bendrauti įdomiai, žinai. Negi dabar žmogaus ten žudyti ten kažką. Manau, anksčiau žudyti reikėdavo tam, kad išgyventų, bet dabar tai jau nereikia, dabar tik tai žudo tam, kad kaifuoti. Žudimas, karai vyksta tik tam, kad savo ego, kad, žinai, kad viskas, vat, mes tokie kieti, mes stiprus ir mes, žinai, iš kitus galingesni. Dabar jau tų resursų pasaulyje jau viskas išsiskirstyta, jeigu pastos nėra, tai pastos paimsi, jeigu pastos nėra, pastos logistika išvystyta, žinai. Tai va, tam, kad tos nebesikartotų, žinai, reiktų integruoti dirbtinį intelektą. Galima į kažkaip tai ten, žinai, žiūrėti taisyklės, kaip viskas vyksta, žinai. Nes baziniai principai tai išlieka tokie pat, ar neišlieka, aš nežinau, išlieka. Gyvybė, vertybė, vaikai, šeima, namai, normalus gyvenimas, medicina, mokslas, žinai. Daugybę metų, žinai, siekia žmonės, kad būtent taip viskas ir judėtų tą linkme, žinai. Dabar pats ir į kitą pusę. Ne. Žudom, žmogėdros, dar kažkas, žinai. Nuvažiuojam. Bet taigi mes turim suvokimą, smegenis, ko gero. Galvojam, kad turim. Kartais abejoju, žinai, kad tokie yra, žinai. Aš žmogų pasižiūri, kas vyksta, galvoju, kažkas ne taip, žinai. Ar aš kažką grybą pjaunu, ar iš tikrųjų čia jie tą grybą pjauna, žinai. Nu, matai, esmė tame, kad tokių kaip aš nieks nesiklauso, žinai, čia jis neįdomu, žinai. Kokia nors ten moteriškė, kuri šaukia, kad ar jūs išprotėjot, ar jūs durniai, kad kažkaip dėmesį pritraukti, nes jos taip iš vis nieks nežinos, arba koks vyriškis, žinai, pradedi šaukti, rėkti. Nu, va, ir tas šaukimas, rėkimas, žinai, gal, žinai, pradedi pabiškį kažkaip tai prisitaikyti. Aš aišku, kai važiuoju, žinai, vis tiek dėmesys ant dviejų, žinai, žiūriu, kad čia tu neprisirink baudų ir nesigauna taip, kad kažkaip tai gal biški monotoniškai, žinai, o gal kaip tik tai įdomiau gausis, nežinau, čia, kaip jūs įvertinsit. Mėlėjai mano vaikai, gal jie ir tai dar jie nepasižiūrės, žinai. Ar pasižiūrėsit? Tos mano. Nu pasiklausykit, žinokit, jeigu aš jau bent vaikai mano pasiklausykit, žinai. Bent kažkada.
Nors mama pas juos rusiškai kalba, žinai, gal jie nenorės lietuviškai kalbėti. Kad surašyta rusiškai viską, visus savo sapalėjimus. Nors turėtų išmokti, dabar lietuvių mokyklą lanko. Va, tai tokias istorijos, žinai, čia kažkaip viskas paprastai, oras dabar toks iš vis nekaršta. Temperatūra, kada tu išeini vaikštai ir tau tiesiog malonu. O jaunystėje kažkur bėgi, kažkur tau reikia, kažkur lėki, blemba, kad tu čia apsimeti, kad tu čia esi žemės bamba, kad tu čia tos tavo energijos, kad tu gali čia lėkti greitai, bėgti, daryti ir kažkaip įsivaizduoji, žinai, kad tai yra gerai. O jau paskui, kai supranti, kad kuo lėčiau tu viską darai, aišku, tik kad, žinai, tu pinigėlė būtų, to geriau, žinai, kuo ta strategija pas tave lėtesnė, bet stabilesnė, to tu kietesnė, žinai. Ir kuo tu daugiau tu iščiai, to, žinai, tą pas tave visokių nesąmonių daugiau. Nuo adrenalino to nori, žinai, turbūt adrenalino nori žmonėms, žinai, adrenalinas, kai kala, žinai, palėki gaudai tos įspūdžius vadinamus, oi, blemba, mes čia lėkim, oi, mes čia pagėrėm, oi, mes čia tą pasimylėjom, kažką tai bet tai tas viskas yra, žinai, galvoju, bet tas jau, kaip, pavyzdžiui, kai pastau kokie 25 metai, 23, žinai, tu jau viskas tą turi suprasti, jau turi ateiti laikas, viskas aišku, viskas toliau aišku, žinai, viską supranti. Ir reikia kažkur judėti toliau, žinai, įsigilinti save, biškį pasinerti, pasididinti tą kontrastą, žinai, pasižiūrėti, žinai, kaip jį galima padidinti tokį, kad jis būtų įdomesnis tas pasaulis, žinai, kokių pasakorių pasiklausytų, tokių kaip aš, žinai, čia. Kai ta būsena įmeta tave, tu, žinok, tu kažkaip tai, skonį tą pajauti, tokį kitokį, žinai, gyvenimą, platesnį, žinai, supranti, kaip. Iš tikrųjų, jis tas skonis yra, kai tu žiūri tam suvokime, nebėgi nei atgal, nei pirmin, tai tu atsiduri amžinybėje. Nes tas taškas, ar su tavim, ar be tavęs, tas esmės taškas, jis visą laiką egzistuoja, jis visą laiką buvo visą laiką, yra ir bus. Ir kaip tą iki galo savo įkalti, įsileisti tą formulę, žinai, pasigauti. Aišku, matai, žinai, tas kaip problema, žinai, susergi arba kažkam iš tavo žmonių, kurie tavo artimi, žinai, kažkas blogai, tu negali būti toj būsenai, žinai, tau iš karto gyvenimas muša, žinai, tu turi kažkaip tą formuoti, kad ir tas kūnas tą laikytų tą tokį kaip balansą, žinai, kad tu nesirgtum ir kad aplinkui, žinai, visai žmonėm būtų gerai, žinai. Aišku, ir kai tu kalbi tą viską, tu supranti, kad, pavyzdžiui, kai nėra pinigų pergyventi, tai yra paskutinis reikalas, žinai, nes, jeigu nieks neserga, žinai, žmonėm nėra blogai, tai nėra, jeigu šiandien nėra, rytoj bus. Jeigu strategija kursis, nebus, ir nereikia, gyventi iš to, žinai. Gal badauji, bet dabar badaus šiais laikais, žinai, ir labai sudėtinga, žinai, iš vis turi būti. Aišku, jeigu vartoji narkotikus, kaip cigaretės, alkoholį, tai čia jau kitas reikalas, žinai, pastoviai tu norėsi, žinai, lomkės pas tave pastoviai, žinai. Jeigu tu pastoviai nori parūkyti arba liko išgerti, čia jau, žinai, čia jau bėda, puoliai, bėda. Išsikapstysi taip lengvai iš tos duobės, žinai. Jūs išsikapstyti yra reikalų. Ir kas baisiausiai, pavyzdžiui, mano gyvenime, tai per skausmą, per bėdas, per nelaimės, per ašaras, per visokiausių, žinai, netektis. Žinai, man gyvenimas tai duoda, žinai, patį kažkokį tai, gal taip man atrodo, žinai, duoda vieną iš tokių sudėtingų labirintų, žinai. Kas kaip prisidėti. Jeigu į atmintį įlendi, žinai, kodėl sudėtingi, žinai.
jaunystėje davė kažkokį pankretytą, žinai, o tas pankretytas, tu supranti, kad čia, žinai, tas, susergi, skauda žiauriai, žinai, negali su tos skausmu nieko padaryti, žinai, gydytojai, kad duoda to kažkokį ten skausminčių, kažkiek tau padeda, kažkiek nepadeda, žinai, paskui tave kaip paleidžia, oi, tokias ryškios spalvos, viskas, supranti, ką atsidūrė, kaip iš tos, žinai, kaip iš juodo išsiatsidūrė, žinai, paskui ten, nežinau, net prieš tą pankretytą tėvas, 11 metų, 11 metų, mažiukas dar visai, žinai, dar tik pradedi, kažkaip jau pradėti vertinti tą šeimos, tą, žinai, tą ratelį, kažkaip ten, tą tėvą pradėti girdėti iš tikrųjų, tau 11-10 metų, tu jau pradėti išgirsti kažkur įsivaizduoti, kaip tu čia pats kažką galėtum padaryti tokią materį, žinai. Tau pats ir išjungia, žinai, tą programą, nesąmonė kažkaip. Kad būtų vis tiek, žinai, iki 20 metų tau reiktų, kad susiformuotum, žinai, nes taip nėra to. Mama ten kažką bando, žinai, išlaužti, po to, kai nėra, jeigu normaliai ilgėlė, žinai, bet draugeliai visokie vaikystėje, durniai paskutiniai išprotėję, žinai, nepykit, jeigu matot, bet aš pats durnius tada buvau, žinai, jūs irgi visi durniai, prisiminkit, kokius dirbat nesąmonės, tai, žinai, suprasit, kad durniais buvo, ir anksčiau, žinai, sunku įsikalti, dabar, kai jaunas esi, gali paklausti, lėktų durnius tu ar ne, žinai, ir sąžininkai, kad pasakytum, žinai, prasitestuok, žinai, paprašyk savo gyvenimą, kaip tu jį vartoji, žinai, ir iš lygių parink ir pasižiūrėk, kas su tai daro, žinai, kaip tu įsivaizduoji, kokį turi žinių bagažą, bendrą suvokimą, žinai, bet kažkokį istorijos, geografijos, biologijos, žinai, kaip tu tą viską įsivaizduoji, žinai, kad tu nesąmonė savo galvą esi prisikalęs, kad, žinai, kad kažkaip tai matai tą savo pasaulį, žinai, kas tau svarbu iš vis, kas tau svarbu, kas svarbu, iš vis nieko nėra svarbaus, yra tas svarbu momentas, kuriuo tu esi dabar, žinai. Ir jeigu toj tyloj tu moki būti, tai čia, žinok, yra, turbūt pats geriausias dalykas, kuris tik tai gali būti. Toj tyloj irgi mokėti būti, irgi, čia yra, aš pats dabar mokau, žinai, kur tu turi išmokti, sakykime, kai tau, žinai, 25 metai, žinai, išmoksti, kai tau 55, žinai, tai čia, žinai, biškį, aišku, geriau kažkur tai pasigauti 25 metų, 26, tą pusę, žinai. Aišku, matai, tą pusę labai užmuša, jeigu tau kažkas narkotikus paduoda, žinai, tu momentu. Kai turi pasigauti, ne per jogą, per kvėpavimą. Viskas taip įvyksta organiškai, kai, žinai, ne tas arba chemija tu pasigauni, bet labai tokį kiekį, kad būtent tau to, ko reikia, kad tu negali giliau pasineršti. Dažniausiai tai kaip fuškė pasigauti, kad viskų į biškį įkalbį. Kažkas tik įvykė, žinai, žalikės parūkė, eliukom. Ir kaip fuškė gauni, kaip pažorikas, pastovi, paskui vis nori to pakaifuot, žinai. Ateik išeiginės, čia, davai, pakaifuot, žinai. O tas kaifas, jis toks yra tuščias, žinai, jis jo nieko neduoda, žinai. Nepykit, kad, žinai, gal kažką čia irgi gyvenimas, kiekvienas vykdys dėl savęs, vykdo tą savo rolę, žinai, kad viskas pavyktų pagal tam tikrą scenarijų. Žmonės ten šunį, pavyzdžiui, aš irgi buvau šunį, žinai, kai nemoki mylėti žmogaus, tada įsigyji šunį, žinai, nes nemoki žmogaus mylėti, žinai, ir myli šunį, žinai, o šuva tau svarbus, žinai, rodai, kad tau svarbus šuva, žinai. Nes su žmogum nemoki, žinai, bendrauti, žinai, neišmokai. Žasiukė arba žasnas esi, žinai, dėl to šunį, arba kačiuką, žinai, nes
O jeigu su žmonėm moki bendrauti, tai tau nereikia šunų, ten kačių, nieko. Taip realiai yra, čia gali, aišku, diskutuoti, gali, sakysit, kad čia yra ne taip, žinai, ar ką, žinai. Aš suprantu, jeigu jūs ten turite arklį, tai čia visai kitas reikalas, žinai, jūs su gamta, žinai, dirbat kartu, žinai, jūs kartu, žinai, arba ten medžioklė, čia visai kas kita, jeigu jūs vedat į medžioklę, žinai, ten susimedžioti, grobį, žinai, pavalgyti, irgi. Bet jeigu jūs ten kažkur gyvenat, tai žinai, reiks pavaikščioti tam, kad jūs ten uodegą paaugysit, tai pas jūs yra problemos asmeninėse santykiuose. Va, žvejyba, žinai. Irgi, žinai. Nemokat meditacijai būti, žinai, be žvejybos. Tai einat, gaudot tą žuvį, žinai, ten, žinai, įsigaut, žinai. Nors, aišku, geriau eiti žvejybą, negu kad, žinai, nieko, žinai. Bet irgi toks klausimas diskutuoti gali, žinai. Jeigu mokat taip pat medituoti be to, žinai, meškerės, tai čia labai gerai, vadinasi, jūs tikrasis tas žvejys, žinai. Jūs galite sėdėti su meškerė, bet jeigu jūs galite sėdėti su meškerė, tai jūs prisirišot prie tos žuvies, prie tos meškerės savo, žinai. Va, ir tokių krūva, tokių įdomių momentų, žinai. Arba nueini kažkokiu įkolėtų, stovi unitazų dangtis neuždaryti. Na, matau jau 30 metų tu dar unitazų dangčių neuždarinėjai, žinai. Dangtis jis yra reikalingas, kad tau to unitazų dangtį uždaryti, jeigu jis yra, žinai. Pas kažkurios nėra. Nu, bet jeigu nėra, vadinasi, nėra ką uždarinėti, o taip, jeigu jis yra, jį turi uždaryti, viską, žinai. Nes, nu, jis yra ir viską, žinai. Kodėl tu jį neuždarinėjai? Todėl, kad pas tave yra tam tikras šablonas, stereotipas, problemas, žinai. Ir taip iš visų tų smulkmenų sudėti kažkokią tai paslaptį, nes supranti, kur tas žmogus yra atsidūręs. Smulkmenėlė. Žiūri, kur jis pajudėjęs yra į pliusą, žinai, viską, kur sėdi savo nesuprantamai būsai ir nesupranta, kas su juo vyksta. Nu va, tai toks video, nežinau, čia garsas įsirašė, neįsirašė, dabar čia, žinai. Jeigu įsirašė, nu, tai va, labai gerai, tada kažką tai vėl įkelsiu ir judėsiu link to 100, link iki naujų metų. Nepagailėkit man patiktukų, prenumeratų, nepagailėkit. Papasakokit, kad yra toks aidas pasaulis žmogus, jis pasakoja tas istorijas apie savo gyvenimą, žinai, savo monotoniškų balsų tam tikrų. Kartais tyčijas bjaurybė iš žmonių kalba, kad nemokat žmonių mylėti, jeigu šunį ar katę nusiperkat. Bet dalis tiesos tame yra, žinai. Dėl to tiek žmonių, tiek ir nuomonė. Pats tu nemoki mylėti, aš nemoku, aš mokaus. Aš nemoku mylėti žmonių. Aš žinau, tai pripažįstu. Bet aš mokaus, aš stengiuosi susikoncentruoti kitus žmonės, stengiuosi, kad jiems būtų gerai. Jeigu visi žmonės stengtųsi, kad kitiems žmonėms būtų gerai, tai patikėkit, mes gyventam žiauriai įdomiam ir geram pasauliu. Ir kai tik žiūri, kad tik tau būtų gerai, tai tas pasaulis jis kartą daro skurdokas, žinai, skurdus toks, žinai. Nes visi tada įeina išlenda į priekį, tai visi maniakai, kur nori visokios valdžios pinigų, žinai, kaip pažorai ir tas pasaulį alinam ten, žinai, resursus suėdam, žinai, vienas neturi ką pavalgyti, kitas nebežino kokio ten kiek 10 tūkstančių savo vieną šaukštelę susidėti burną, kad suvalgyti. Nu, tai taip gaunas resursai. Dėl ko? Dėl to, kad žmonės blogėli, dėl to, kad pas jas nėra suvokimo. Sampratos trūksta, žinai, pas žmogų.
gilesnio mąstymo, skausmo per mažai. Atrodo, kad yra to iš tikrųjų mažai, žinai, ir užmiršta jį kažkaip. Bet jeigu to skausmo tiek, kiek aš gyvenime, tai čia irgi, ne kiekvienas dar laikys, žinai. Čia irgi, kaip sakant, turi tam tikrą valią turėti, kad, žinai, žiūri, mačiau, žinai, kas jau, kai atsikamti to, ko, žinai, lūžta žmonės, žinai, kodėl pas mane taip gaunas atlaikau, nežinau, žinai, kažkaip matyti kažkokį tai momentą pagaunu tą sampratą, savoką, kad atsilaikau, žinai. Ir taip kažkaip žiauriai baisiai gaunas, kad nebe problemas daro aš tada žmogui, žinai, o kartais ir ne, žinai. Aišku, pavyzdžiui, žūna tau ar žmonės, tu vis tiek pasineri tą neapykantą, žinai, kažkokam, ar Dievui, ar kažkokiem kitiem žmonėm, ką ten kaltina, žinai, čia yra sunku išlaikyti tą pusiausvyrą, žinai. Kaip pačiam dar atsitinka, tai dar pusė bėdo, žinai, irgi. Bet čia toks, čia tema visai valandai, čia iš tikrųjų šitą gali temą, žinai, pasakot, čia pats toks, sakykim, gal esminis, sudėtingas žmogaus išgyvenimas, žinai, kaip tu išgyveni ne savo tas problemos, o kitų žmonių, žinai, kaip viską tą darai. Gerai, nu ką, jau šiandien prikalbėjau jums ten tų minučių, pasakiau apie tos patiktukus, prenumeratus, laikus. Iškart sakiau, kad aš kalbu taip, kaip aš kalbu, žinai. Jeigu suprasite esmę, tai jeigu aš jums perduosiu, suprasite, apie ką kalbu, žinai. Ir gal kartais, žinai, va taip ta literatūrinė kalba perteikti tą ir neįmanoma, žinai. Nes tu kai pradedi pasakoti apie kokį nors ten, žinai, rašytoją ar poetą, žinai, tai ten irgi yra niuansai, sakykime, ten yra, žinai. Gerai, šiandien tiek. Žiūrėkit, ką aš dar papasakosiu, gal ko toliau dar gal bus to įdomiau.